Sveiki draugai, trečias epizodas šiek tiek vėliau negu įprasta dėl tam tikrų nesklandumų susijusių su sveikata. Dabar toks sezonas, šalta, mažiau turbūt reikia lauke dainuoti, ypač kai išvyksti. Buvom su draugais išvykę į Prahą, į Čekiją žiūrėti krepšinio varžybų, tada ėjom į futbolo stadioną, tai kai tokie orai. Nueini futbolo stadioną, įspūdinga atmosfera, nori dainuoti su visais, tai po to grįžti į Lietuvą ir tenka atkentėti, pabūti be balso, pragulėti šiek tiek lovai ir atsinaujinus vėl grįžti prie svarbiausių reikalų, prie aktualijų. Bet visų pirma norėčiau pradėti ne nuo aktualijų. Šitas epizodas, aš jį ir pavadinsiu kalėdiniu epizodu. Noriu, kad jis būtų toks kažkiek šventiškas, galbūt jūs žiūrėsit į kūčių vakarą, galbūt kalėdų pirmą ar antrą dieną, galbūt su šeima prisėdę prie stalo, todėl norėčiau visų pirma pakalbėti apie pačias kalėdas, apie kalėdų senelį, kalėdas mano namuose. Tai visų pirma, kalėdos buvo, aišku, tokia stebuklingiausia šventė, kai dar būdavau mažas. Pamenu tą jausmą, kai visą naktį nerimastingai gulėdavai, negalėdavai išmigti, nes žinodavai, kad ryte prabudęs nesuprasi, iš kur atsirado daug dovanų po eglute. Tai dar kaip dabar prisimenu, tie rytai tiesiog magiški būdavo, labai norėtųsi, kad vėl jie tokie būtų. Dabar gal kažkiek į viską žiūri realistiškiau, bet tikrai geriausias jausmas, kai atsikeldavai ir nesuprasdavai, iš kur tos dovanėlės atsirasdavo, tikrai tikėdavai kalėdų seneliu. Pas senelius švęsdavom kalėdas, tai visi sėdėdom, šiaip žmonės labai skirtingas tradicijas turi. Vieni dovanas pakuoja jau kūčių vakarą po vakarienės, kiti kalėdų rytą. Tai dabar mes pakuojam dovanas kalėdų rytą, bet seniau mes vykdom pas senelius, valgydom kūčių vakarienę ir bevalgant vakarienę suskambėdavo durų skambutis pirmam aukšte, mes visi vaikai bėgdavom į apačią pažiūrėti, nes aišku, tėvai seneliai sakydavo, kad pažiūrėkit, kalėdų senelis atvyko, mes nubėgdavom prie durų, atidarydom, ten nieko nėra, dairydavomės, kuris nuvažiavo, taip tikėdavom tuo seneliu. Pareidavom į trečią aukštą ir būdavo pilnas maišas įvairių dovanų iš kažkur atsiradęs. Mes tada galvodom, tai senelis per kaminą įdėjo dovanas ir jau išvažiavo pas kitus vaikus. Tai tikrai tie jausmai magiški. Kas turit vaikų, kas dar tik galbūt ruošiatės turėti vaikų, tai tikrai darykit jiem tos magiškus dalykus, kad kuo ilgiau jie tikėtų kalėdų seneliu. Šitą epizodą neleiskit jiems žiūrėti, nes gali būti dekonstruotas kalėdų senelis. Bet linkiu, kad tikrai ta magija ateitų jūsų namus, pajaustumėt, jūsų vaikai pajaustų tą, ką aš jausdavau, kai būdavau mažas. Ir ateityje labai norėčiau, kad ir mano vaikai pajaustų tą magiją. Tai tiek apie mano vaikystę, mano kalėdų tokį tą jausmą. O dabar pakalbėti norėčiau. Aktualijas gal atidėkim dar šiek tiek vėliau, bet apie pačias kalėdas vakar atsisėdau, pagalvojau, kad būtų šitam, kadangi toks šventinis epizodas, būtų įdomu pašnekėti apie pačias kalėdas, kaip jos atsirado, kaip atsirado kalėdų senelis, kaip atsirado tradicija eglutės puošti ir panašiai. Tai pradėjau skaityti. Radau tiek daug informacijos, kad iš tikrųjų net nespėjau visko perskaityti iki šiandien, dėl ko labai gailiuosi, nes net atrodo turėtų būti paprasta istorija, atsirado kalėdų senelis, atsirado kalėdos, bet yra tiek daug skirtingų versijų, kiekviena šalis savo skirtingos tradicijos, papročiai, skirtingas kalėdų senelis kiekvienoje šalyje. Ir tik dabar mes pasaulyje tokį kaip ir turim bendrą kalėdų senelį, raudoną. Ir netrukus papasakosiu, kodėl jis taip apsirengęs raudonas ir kaip išplito tas jo stilius, nes seniau visokių būdavo kalėdų senelių. Ir žalių, ir mėlynų, ir dar kitaip apsirengusių. Tai pirmiausia, labai įdomus dalykas, kad kalėdos, ta gruodžio 25, visą laiką visame pasaulyje istorijoje buvo švenčiama ne kaip dabar švenčiam pagal Mato ir Luko evangeliją, kad gimė Kristus, kad mergelė Marija apstojo su Juozapu Betliejum ir jam gimė Kristus
ir nuo tada mes švenčiam kaip Kristaus gimimo dieną, bet visą gyvenimą tai buvo tokia pati šventė, kaip yra Joninės, tik atvirkščiai. Tai yra trumpiausia diena metuose ir ilgiausia naktis. Ir žmonės vadindavo šią dieną žiemos saulėgrįžą, kai vėl, ir kaip mes dažniausiai sakom, kad nuo naujųjų metų prasideda naujas aš, naujas gyvenimas, tai visą laiką visose kultūrose, daugumoje kultūrų žmonės laikydavo, kad nuo gruodžio 25, nuo šitos saulėgrįžos dienos prasideda, kadangi saulė vėl grįžta, naujas atgimimas, naujas tas gyvenimo toks tarpsnis. Ir tik vėliau, kai pradėjo plisti krikščionybė, susipynė ta šventė su religija ir mes dabar ją minim kaip Jėzaus Kristaus gimimo šventė. Pačios kalėdos kiekvienoje šalyje turi labai skirtingų daug papročių. Man labiausiai įdomu, galbūt kaip švęsdavo seniau kalėdas Lietuvoje, kokios būdavo tradicijos, galbūt dėl to, kad daugiausiai apie tai skaičiau, domėjaus, radau etnologės, legendinės Pranės Dundulienės straipsnį, kurį rašo apie, jinai buvo Vilniaus universiteto mokslų daktarė, gyveno nuo 1910 metų iki 1991 metų. Ir tyrinėjo lietuvių papročius, etnologiją ir dabar paskaitysiu aš jos apie ką jinai kalba apie Kalėdų senį Lietuvoje. Tai Kalėdų senis seniau vaizduodavo sudievintą prosenį arba žynį kalėdotoją, kuris užkalbinėdavo būsimą derlių, aukodavo namų dievams, vaizduodavo būsimąją magišką sėją. Tai čia aš kaip ūkininkas, tai man tokie artimi atrodo dalykai, kad labai dažnai Lietuvos istorijoje senais laikais žmonės tapatindavo šitą šventę su linkėjimais vieni kitiem gero derliaus, gero sėjaus, nes Lietuva buvo žemdirbių kraštas, pagrinde augindavo įvairias kultūras ir užsimdavo ūkininkavimu, kas man yra labai artima. Tai vėliau kalėdojimo apeigas pradėjo atlikinėti patys valstiečiai, lankydami vieni kitus, ką ir kalbėjau, persirengę gyvuliais, nepažįstamais žmonėmis. Ypač svarbu vaidmenį vaidino persirenginėjimas ožiais ir jaučiais, kurie simbolizavo vaisingumą ir derlingumą. Kalėdojimas prasidėdavo per Kalėdas ir trukdavo iki 3 karalių. Kadangi manyta, jog per Kalėdas namuose renkasi vėlės, kartais kaip avis ar žalčiai buvo atliekamos apeigos su avimis ir žalčiais. Kalėdų dainoms būdingi priedainiai lėlių kalėda, lėliumai, alelium kalėda, aleliumai ladum. Dainose garbinama sugrįžtanti saulė. Tai vėlgi sugrįžtam prie ko kalbėjau, kad nors ir Kalėdos prie krikščionybės įgavo kitokią prasmę, bet vis tiek apie tą saulės sugrįžimą. Kažkodėl dabar, bent šiais laikais tikrai aš daug negirdžiu, kad kažkas kalbėtų, kad mes čia švenčiam trumpiausią dieną metuose ir saulės sugrįžimą. Tai va, man labai įdomu, ar dar kažkas, nežinau, parašykit komentaruose. Tiesiog parašykit komentaruose, kaip jūs švenčiat Kalėdas, ar laikotės kažkokių papročių, tradicijų senesnių, nes Lietuvoje būdavo tikrai tos tradicijos, kad būdavo kūčių stalas nudengiamas šienu, vėliau tas šienas buvo duodamas gyvuliams kitą rytą. Ryte žmonės tik rytais nudengdavo kūčių stalą, patikrindavo, ar buvo atėjusios vėlės. Ir tas toks, man kai aš skaitau šitos dalykus apie tas tradicijas, tai galvoju, kodėl mes taip nedarom. Atrodo, man jau kažkurio momentu galbūt atrodydavo, kad čia šiek tiek jau taip nebe magiška, kažkaip gal ir kvaila būtų taip daryti, bet kai viską paskaičiau, pagalvojau, kad būtų labai įdomu ir dabar tokius dalykus daryti. Tai parašykit, galbūt jūs ir darot, man būtų labai įdomu sužinoti, paskaityti, manau, ne tik man vienam. Dėl pačios Kalėdų nakties, tai irgi pasaulyje labai yra skirtingos tradicijos. Amerikoje ir Kanadoje žmonės palieka sausainių ir pieno. Australijoje, įsivaizduokit, žmonės, čia tokia tradicija yra, palieka alaus ir traškučių Kalėdų seneliui. Tai labai, kuo skirtingesnės šalis, tuo skirtingesnės kultūros. Ir pačio Kalėdų senelio atsiradimas yra, jis ne taip jau ir senai atsirado, jis tik 18 amžiuje
pats per Kalėdas, Lietuvoje iš vis yra senis Kalėda, ne Kalėdų senelis. Kiekviena šalis vadina savaip, kai kur netgi vadina Kalėdų ožių. Mums geriausiai turbūt žinomas Santa Clausas, kurį naudoja britai, amerikiečiai. Ir šitas jų pavadinimas Santa Claus yra kilęs iš Olandų. Toj pačioje Olandijoje Kalėdų senis seniau būdavo minimas kaip jojantis ant balto žirgo ir dalinantis dovanas. Ta visa istorija, kad yra 8 elniai ir vėliau atsirado 9 Rudolfas, tai atsirado iš eilėraščio. Iš 1823 metų eilėraščio, kuriame buvo paminėta, kad Kalėdų senelis keliauja su elnių pagalba. Ir nors aš galvodavau, gal čia viskas daug seniau, bet pasirodo viskas dar taip neseniai atsirado. Kitose šalise Kalėdų seniai būdavo visai kitaip apsirengę, būdavo žaliais kostiumais, dar kitokių spalvų. O raudonų kostiumų, kaip toks, kad būtų jau vos neoficialus Kalėdų senelis, tai tik 1883 metais labai populiariai išspausdintose atvirutėse jis pasirodė su raudonu kostiumu. Ir dar toks faktas, kas man irgi buvo labai negirdėta, tikiuosi ir jūs negirdėjote, tai bus jums įdomu, kad visą tą stilių Kalėdų senelio, kad jis dabar atrodo raudonas, kaip mes įsivaizduojam Kalėdų senį, tai jis tik atsirado praktiškai XIX amžiaus pradžioj, kai Coca-Cola per savo reklamas, per savo reklaminės kampanijas rodė senelį raudonai apsirengusi. Ir tos reklamos tokios buvo pasaulyje populiarios, kad visi taip įsitikėjo, kad tai būtent turi atrodyti Kalėdų senelis. Ir dėl to mes taip jį dabar matom, taip įsivaizduojam. Ir toks jis yra, tas tikrasis, kuris gyvena Laplandijai. Čia irgi įdomus dalykas. Tikrai norėtųs kažkada nuvykti į Laplandiją. Ten dabar vakar taip su tais Kalėdų seneliais susidomėjau, net paklausiau interviu to tikrojo Kalėdų senelio, kuris gyvena Laplandijai, kaip jie gyvena. Labai gražiai pasakoja, kaip skaito laiškus, kaip gamina dovanas. Dirba visus metus, galite aplankyti Kalėdų senelį net vasarą. Vasarą ten, kadangi yra prie šiaurės pusrutulio, tai vasara būna, kad tiesiog diena iš dienų būna šviesu, nesutemsta niekada. Dabar žiemą, aišku, ten būna labai trumpos naktis, bet labai yra gražu, snieguota ir tikrai viena iš svajonių, galbūt kai vaikų kažkada turėtume nuvykti į Laplandiją, aplankyti Kalėdų senelį. Galbūt jau kažkas esate iš jūsų buvę, tai tikrai jums baltas pavydas. Tai galbūt tiek apie Kalėdas, apie kūčias. Tikrai noriu palinkėti, kad visi mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai kartais gal būnam suirzę dėl kažko, supykęs su kažkuo, bet turbūt mes esam iš to 1% pasaulyje, kurie dabar gali sutikti šitas visas šventes ramybėje, be baimių, kad kažkas tuoj atsitiks, kad įskris raketa, kad prasidės karas, kad dar visokių kitų problemų. Dažniausiai tas susikuriam patys savo problemas, kažko nepatenkinti, ne iš tos netakoja iš lovos išlipę. Tai norėčiau visiems palinkėti, kad suprastume, kad vertintume tai, ką turim, kokią dabar turim ramybę, kokią turim taiką ir ką išgyvena kiti, ypač mažamečiai, vaikai, paaugliai, kurie Kalėdas galbūt sutiks bunkerį, galbūt Kalėdas sutiks be savo tėvų, kurie kariauja ar kaunasi. Ir tikrai dažnai mes tikrai galvojam apie taip, kaip apie filmą, nesuvokiam tos beprasmybės, tų baisybių, kas vyksta pasaulyje. Tai tiesiog linkiu kiekvienam suprasti, kad mes dabar esam labai laimingi ir neškim tą gerą nuotaiką visiems aplinkiniam, savo šeimos žmonėm. Jeigu su kažkuo esat susipykę, susitaikykit. Neverta pyktis dėl kažkokių menkniekių, nes pasaulyje tokie laikai, kad tikrai jūsų tie pykčiai nėra svarbiau už tai, kas vyksta. Ir ta proga dar, ką norėčiau padėkoti visiems Contribui rėmėjam, kurie remia. Ir tikrai, kadangi čia pirmas toks mėnesis, dar
pats nežinau kaip ką daryti, dar pats mokaus ir manau būtų sąžininga, kad atsisėsiu dabar kalėdų vakarą ir kiek iki tol bus Contribui rėmėjų, visą pirmo mėnesio sumą, kiek bus sukaupta, įmesiu screenshotą Contribui rėmėjams, pervesim į Raudonų nosių organizaciją. Raudonos nosis tai yra Lietuvos organizacija, kur medikai apsirengę klaunais keliauja per ligoninės, ypač dabar per Kalėdas, žinau, vyksta toks klaunų orkestrų pasirodymai, kur vaikai turi tam tikrų arba negalių, arba kažkokių traumų, turi šias kūčias ir Kalėdas sutikti ligoninėse, tai ši organizacija rūpinas, kad tie vaikai būtų kuo laimingesni, kad irgi pasijaustų, kad tą laimę, tą kalėdinę dvasią. Todėl ačiū Jums, Jūs visi prisidėjot prie to, jog pervesim visą Contribui surinktą iki šiol sumą į Raudonų nosių organizaciją. Tai ačiū Jums, ačiū, kad sekat, ačiū, kad klausot. Mano motyvacija pagrindinė yra, kai kažkas klauso, nes tikrai pasikartosiu, visada taip sakau, jeigu nebūtų Jūsų, tai aš sėdėčiau su savo nuomonė, su savo mintimis vienas atskirai ir turbūt apie mane žinotų, apie mano visas pamąstymus žinotų tik mano antroji pusė ir mano šeimos nariai. Na kągi, o dabar laikas pereiti prie šių dienų aktualijų, įvairių tipų naujienų. Aišku, noris per Kalėdas kalbėti apie gėrį, apie pozityvą, apie malonius dalykus, bet reikia tiesiog pažvelgti, kas vyksta iš tiesų, kas mūsų valstybėje vyksta, kas vyksta pasaulyje. Mūsų valstybėje vyksta tikrai įdomių dalykų, ypač su mūsų Respublikos Seimu. Nežinau, kiek domitės, tai pabandysiu, jūs galbūt kažkas žino visą kontekstą, galbūt kažkas absoliučiai neskaitė, tai pabandysiu, kad visiems būtų paprasčiau paaiškinti ir kontekstą, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip viskas tęsis. Tai visų pirma, apkaltos Seime. Šią savaitę vyko 2 apkaltos Seime. Kas yra apkalta Seime? Tai yra, kai Seimo narys, kuris yra kažką prisidirbęs, dažniausiai tai būna baudžiamasis nusikaltimas, neadministracinis, ir Seimo nariai turi, visų pirma, vyksta to žmogaus apklausa, kiti pakomentuoja, pasitarė bendrai ir vyksta vėliau slaptas balsavimas, kas mano manimu turėtų būti neslaptas, tai yra mūsų išrinkti atstovai. Turime žinoti, ar mūsų atstovai yra nuoširdus, kaip jie balsuoja, kokias jie vertybės pripažįsta, bet tiek to, tai yra slaptas balsavimas. Ir slapto balsavimo metu yra iš viso Seime 141 narys, dažniausiai tiek niekada nebūna, būna ar komandiruotės, ar kažkas serga, bet kokiu atveju, kad įvyktų apkalta, reikia surinkti bent 85 ar 86, kažkuris iš tų skaičių, bijau suklyst, kad apkalta būtų įvykus. Ir tada asmuo pašalinimas iš Seimo už savo nusikaltimą, kurį jau nustatė baudžiamasis teismas. Tai pirma apkalta vyko Petro Gražulio. Petras Gražulis yra tokia asmenybė dviprasmiška. Jo dažniausiai tie visi pasirodymai, įsišokimai, nesilaikymai įstatymų, taip jis pažeidinėja tikrai ne kartą įstatymus. Didžiąją daugumą žmonių tikriausiai erzina, tikriausiai laiko jį tokiu blogiečiu, kaip galima pavadinti, bet man jis išliks toks atminty vis tiek kaip personažas, kaip spalvinga asmenybė, kaip atrodo vis tiek Seimas yra mūsų išrinkta valdžia, išrinktas tas žmonių skaičius, kuris būtent turi atspindėti visuomenę. Ir aš manau, kad būtent toks žmogus turi būti Seime, nes jis tikrai kažkurią dalį visuomenės atspindi, kurie būna naglesni, būna kažką daro, būtent pažeidinėja įstatymus. Tikrai yra tokia visuomenės dalis ir toks žmogus turi, kad matytume, kokia yra visuomenė ir kad jau tikrai visa visuomenė yra atstovaujama Seime.
Tai dabar jo nebebus Seime, apkalta įvyko, buvo surinkti balsai. Jis galėjo, kai teismo sprendimas buvo priimtas, konstitucinio teismo sprendimas, kad jis pažeidė konstituciją, buvo galima jam tiesiog atsisakyti mandato ir iš jau kitąmet galėtų vėl kandidatuoti Seime, į Seimą, tačiau jis pasirinko apkaltos kelią, jis tikėjosi, kad nebus surinkti balsai, kad jis nebus išmestas iš Seimo ir prie to, kad įvyko apkalta, jam dabar 10 metų nebus galima kandidatuoti į Seimą, o Gražulis Seime jau buvo apie 30 metų, įsivaizduokit. Tai čia absoliučiai šilta ir žinoma darbo vieta ir dabar žmogui po 30 metų reikės ieškotis kažką naujų veiklų. Jį rinkdo visada vienmandatėje apygardai Gargžduose, tai tiesiog jį visi Gargždai išrinkdavo kaip savo atstovą Seime. Kodėl jis toks būdavo populiarus Gargžduose, nes Gargždai nėra labai didelis miestelis, tačiau jisai visur dalyvaudavo, važiuodavo, lankydavo įvairias bendruomenės. Žinau, kad lankydavosi ir ten tų bendruomenių narių laidotuvėse, kas irgi žmonės, jis sutikdavo ten daug žmonių, žmonės matydavo, kad jis visada yra čia, kad jis tikrai atstovauja tą jų kraštą ir taip jis praskindavo kelią į Seimą ir būdavo, nors dažnai ir to šiuolaikinio, kaip vadinamas yra, Facebooko burbulas dažnai labai kritikuojamas, tai aš irgi tikrai neslėpsiu, turiu jam daug kritikos, bet kas aš toks, kad nuteičiau žmogų. Taigi baigėsi jo era Seime ir aišku, jis dar sakė, kandidatuos į Europos parlamentą, gal to nereikia, gal nesiųskime. Visų pirma, Europos parlamente būtų gerai turėti žmogų nuo Lietuvos, kuris kalbėtų angliškai, nes daug susitarimų ir kalbų vyksta koridoriuose, ne tik salėse, kur dirba vertėjai ir panašiai. O aišku, nepaminėjau, ką Gražulis padarė. Tai dar prieš 1,5 metų jis vyko Seime posėdis, vyko balsavimas ir jis paspaudė, kai jo kolega šalia sėdintis buvo nusisukęs į kitą pusę, jis už jį va taip tiesia ranką, paspaudė jo mygtuką ir prabalsavo dėl darbotvarkės reikalų kažkokių, ne ypač ten svarbiausių, ne dėl ypač kažkokio ten įstatymo svarbaus svarstymo, tiesiog dėl dienotvarkės priėmimo, jis prabalsavo už šalia sėdinti kolegą Seimo narį. Ir vėliau to iškart nieks net nepastebėjo, nežinau kaip taip atsidūrė, kad kažkas atsisuko įrašus ir nusprendė pažiūrėti ir tai paviešinti. Pirmas paviešino Tomas Vytautas Raskevičius iš Laisvės partijos. Jie, aišku, su Gražuliu absoliučiai priešingų ideologijų žmonės, nes Raskevičius atstovauja Laisvės partiją, kovoja už homoseksualų teises, Gražulis absoliučiai priešingai kovoja prieš homoseksualų teises ir turbūt taip jie ir dirba, vienas kitą tikrina ir tiesiog vienas buvo prigautas. Ir ką aš manyčiau apie tą paspaudimą mygtuko, tai manau, kad tiesiog turėjo iš karto pašalinti Seimą tą pačią dieną, kai paspaudė mygtuką, nes mes būtent išrenkam 141 skirtingą žmogų, kurie atstovautų mūsų interesus. Ir dabar vienas kažkodėl mano galės nuspręsti, 141 žmogus sprendžia Lietuvos ateitį. Ir vienas nusprendžia, kad jis gali už 2 būti. Tas ir yra konstitucijai parašyta, kad tai yra konstitucinis nusikaltimas, bet prireikė 1,5 metų, kol bus ištirtas tas video, ar tikrai buvo paspaustas, su kokia intencija ir panašiai. Tos 1,5 metų jis toliau dirbo Seime, priiminėjo įstatymus ir dar visai nedaug trūko, kad dar būtų išsaugęs ir po tų 1,5 metų darbą Seime. Tai tikrai negražu, labai negražu, nusikalstama ir labai liūdna, kad tarp tų 141 žmogaus mes vieną po kito dabar turim žmonės darančius nusikaltimus, turim vertinti jų elgesį ir kaip ėjo Seimo nariai pasisakyti, dauguma Seimo narių tiesiog sako, netgi gynė, kodėl mes čia prie tokių dėl mygtuko kažkokio paspaudimo sėdim čia nuolat diskutuojam,
apie krašto gynybai mažiau laiko skiriam Seimo posėdžiuose negu dėl mygtuko paspaudimo. Ir kaltina neva tuos, kurie organizavo šitas apkaltas ir panašiai, bet nekalba apie tai, kad tiesiog nereikėjo to mygtuko spausti ir nereikėjo daryti nesąmonių, reikėjo paspaudus tą mygtuką atsistatydinti ir vienintelis, kas kaltas už tą sugaištą laiką, už tuos žmonių pinigus, kuriuos surenka valstybė ir vėliau Seimas įsimoka algas. Tai vienintelis žmogus, kuris kaltas, Petras Gražulis, jį reikia kaltinti, jis dabar gavo, kaip sakant, tikriausiai ko nusipelnė ir važiuojam toliau, kaip sakant, o važiuojam toliau, netoli nuvažiavam, dar viena apkalta. Tai dar viena apkalta. Vytautas Gapšys, Darbo partijos tuo metu buvo atstovas, tuo metu, čia vėlgi, galbūt ne visi žino kontekstą, labai jau dabar ar prieš 7 metus, ar prieš 8 buvo skandalas korupcijos, kai buvo pagautas Eligijus Masiulis, tuo metu Liberalo sąjūdžio pirmininkas su degtinės dėžute. Toje dėžutėje buvo 107 000 eurų, jeigu neklystu, čia tiesiog faktai tokie, kur nelabai, tiesiog daug pinigų. Ir prasidėjo tas visas toks tinklas aiškinamas, kad Seimo nariai kai kurie, kaip Gapšys, kaip Masiulis, prekiavo poveikiu, gaudavo pinigus. Šiuo atveju Gapšys netiesiogiai buvo sugautas su gautais pinigais, o tiesiog buvo daromos nuolaidos, kadangi kyšį duodavo MG Baltic įmonė, kuri tuo metu valdė įvairias žiniasklaidos ir medijos priemonės, tai būdavo atsakingi už reklamą, už jiem naudingus sprendimus. Vytautas Gapšys, Darbo partijos narys, kuris yra išrinktas ir į šį Seimą, pati Darbo partija gavo didžiulės nuolaidas reklamai toje MG Baltic agentūroje. Taip pat į Gapšio, dabar ar jo šeimos nario, ar jo valdoma irgi nėra tikslu, bet kažkas iš to, kad ar jo šeimos, ar pačio jo VŠI įstaiga buvo pervestos paramos irgi iš žmonių susijusių su MG Baltic ir buvo atrištos tos korupcinės grandinės. Ir šiemet po tiek daug metų bylinėjimusi buvo jau vienas teismas juos išteisinę, kas absoliučiai yra įtartina, bet kaip ir praeitam epizodė minėjau, mes privalom pasitikėti mūsų teisėsauga, mūsų teismais ir galbūt tuo metu jiem taip atrodė. Nors tikrai atrodo viskas įtartinai. Ir dabar jau kasacinis teismas, kur nagrinėja jau skundus po pirmų teismų, nusprendė, kad jie turi sėsti kalėjimą, gavo apie 5-6 metų kalėjimo, nelaisvės, Kurlianskis, kuris davė kyšį, Masiulis, kuris buvo pagautas su kyšiu, ir Vytautas Gapšys, kuris irgi buvo pripažinta, kad per įvairias schemas buvo jam finansinė nauda teikiama. Ir labai paprastas dalykas, Vytautą Gapšį uždarė kalėjimą, viskas, jis jau sėdė kalėjime. Ir atėjo tik formalumas Seimui padaryti, tiesiog jį pašalinti iš Seimo, kalinį nusikaltėlį, kuris įmė kyšius tam, kad priimtų sprendimus naudingus savo kyšio davėjų, tai MG Baltic. Ta prasme, tikrai turi būti tik teorinis dalykas, kad įvyksta apkalta, visi prabalsuoja vieną pusę, Gapšys išmetamas Seimo, keliauja kalėjime atlikti bausmės, kurią ją priskyrė teismas. Tai, o įvyko taip, kad atvyko Gapšys iš kalėjimo su konvojum, be jokių antrankių, su kostiumu. Jį leido į Seimą, Seime nevaikščia šalia konvojus. Jis kalbėjo su kolegom partijos, su draugais Seime. Vyko apkalta. Visų pirma, man jau vien šitas kaip visas atvykimas atrodo, kad yra jau lygesni už lygius. Kodėl dabar Seimo narys, kuo skiriasi nuo kitų kalinių Seimo narys? Niekuo. Tam ir yra kalėjimas, žmogus turi būti izoliuotas kažkurį laiką nuo visuomenės, kol tas bausmės kiekis
bendrus visuomenės poreikius patenkins ir žmogus bus jau pilnai supratęs, ką padaręs, pasimokęs savo klaidų ir galės sugrįžti į visuomenę. Ir prasidėjo kalbos, tos visos Seimo narių, ten dauguma pasisakė, aišku, kad čia nusikaltimas, kad teismas nustatė ir čia net nėra klausimų. Ir vyko vėliau po tų visų kalbų tas balsavimas. Ir kas įvyko, susirinko 122 Seimo nariai į balsavimą, reikėjo 85 ar 6 balsų, kaip sakiau, o gavosi, kad už apkaltą balsavo tik 75 Seimo nariai. Tai ką aš galiu kaip pilietis iš tokio dalyko daryti išvadą, viskas, Seimas turi eiti lauk. Kas čia vyksta? Kodėl mes pateisinam kyšininkavimą? Ar kodėl yra šitam Seimui, kodėl yra kyšininkavimas tapo norma? Aš niekaip nesuprantu šito dalyko. Ir kaip kvaila, kaip mes atrodom prieš pasaulį, prieš savo žmonės, kad dabar nuteistas žmogus kalėti, yra ir Seimo narys, bet visi absoliučiai žinom, kad jis negalės dirbti. Nes, jeigu jau ir kompiuteris duotų kalėjime, kad galėtų dalyvauti nuotoliu Seimo nariai ar vežiotų į posėdžius, tada aš tada atsimčiau žodžius, kad reikia jau tikėti savo teisinę sistemą. Bet manau, kad taip nebus, tiesiog priimtas kvailas sprendimas. Turėsim Seimo narį, kuris sėdi kalėjime, kuris negalės dalyvauti svarstymuose, negalės pasisakyti nuo tribūnos, negalės balsuoti už Lietuvai svarbius įstatymus ir panašiai. Taip pat Seime dirbs 4 jo patarėjai, kuriems moka algą valstybė. Per mėnesį 4 patarėjai Lietuvos žmonėms kainuos 6 000 eurų. Tie patarėjai, nežinau, viens kitam patarinės galbūt ten kabinete arba per lankymo valandas patars. Ir dar prie šito, kadangi apkalta neįvykdyta, pasibaigus kadencijai, Vytautas Gapšys gaus apie 10 000 siekiančią išeitinę Seimo išmoką. Tai jeigu čia nesukrečia šitas visuomenės, tai nežinau, kas gali sukrės, bet čia yra wow dalykas. Ir tai čia pats dabar pastrigau, nes man trūksta žodžių tokiam dalykam, kai pagalvoju, kas vyksta. Nusikaltėlis, nuteistas, pasadintas į kalėjimą šiam metam, ateini aukščiausią mūsų valdžios instituciją, tai balsuojam, ar jis dar čia gauna pas mus atlyginimą iš žmonių už tai, kad jo nebus ir nieko nepriminės ar ne. Tai balsuojam, kad jo viskas. Legalizuojam korupciją, kad reikia išininkauti, netrukdo būti Seimo jokiem standartam etikos, viskas gerai. Tai su šita žinia aš jūs, aišku, apkraunu per kalėdas, bet tikrai žinokit, kas daros valstybėje ir kad nevyksta taip, kaip turi vykti tas visas mechanizmas. Pakomentuokit, ką jūs manot apie šitą situaciją. Ar tai yra normalu, ar gal kažkas bent žino, gali tokį pateisinamą komentarą, kodėl aš galiu vieną argumentą sakyti, kurį naudoja kiti Seimo nariai prie tribunėlės, kad gal liko dar viena teismo instancija, kur priima skundus, jau ten aukščiausia, kur dar galėtų pakeisti sprendimą. Bet tikriausiai nepakeis. Taip labai retai būna, kad jau iš kasacinio teismo į aukščiausiai dar kažkas pasikeičia, nes paradinis būna tie teismai, jie paprastesni, būna daugiau klaidų, bet vėliau jau tokių klaidų nebūna ir dabar interpretacijomis šitomis vadovautis, kad gal visgi dar kažkada išteis. Jau viskas, žmogų pasadina kalėjimą, taigi nekaltų nesadina, nors dažnai sako patys kaliniai, kad sėdi nekalti, bet mūsų teisinė sistema yra, turim kaip pasitikėti ją ir jeigu žmogus sėdi kalėjime, reiškia, jis yra nuteistasis, jis yra kalinys ir jis negali būti Seimo narys. Tai dar paprašysiu, pakomentuokit, jeigu kažkokią turit ar kitą šitą nuomonę, ką šiaip manot apie tokią situaciją. Tikrai labai liūdna, kad taip yra, o kalbant toliau apie komentarus, noriu dar prieiti prie vieno dalyko, kad pagaliau gavau žinutę, neigiamą žinutę, labai ilgą žinutę apie savo laidas. Netgi gal aš jums paskaitysiu.
ir pabandysiu paaiškinti, ar tikrai aš čia taip suklydau. Tai žmogus visų pirma parašė, jau gerbiu žmogus absoliučiai peržiūrėjo abi laidas, nes apie abi aprašė laidas, aprašė apie daug epizodų, matos viską girdėjo, ką aš paminėjau ir panašiai, gal kai kurių dalykų neišgirdo, vėliau pakalbėsiu. Žmogus rašė 3 ir 4 ryto nakties, rašė iš fake profilio, galbūt iš šiek tiek tikrai nenorėjau kažko labai blogo sakyti, bet gal įsižeidė gal kažkas iš Igno Vėgėlės aplinkos, iš kokių rinkiminių. Nesivaizduoju, čia irgi interpretuoti galiu daug, bet galim paskaityti komentarą, kurį gavau. Pirmas sakinys, čia nauja laida kvailiams. Atsakau, ne. Čia laida ne kvailiams. Čia laida tiems, kurie atėjo pasiklausyti manęs. Šitas kanalas vadinasi Rokas Burnys. Jeigu žmogus atėjo, spaudžia šitą laidą, tikriausiai jam įdomu mano mintis. Jeigu neįdomu mano mintis, kaip ir šiam komentatoriui galiu atsakyti, yra pilna kitų kanalų. Galit Lrytas LT, Laisvės TV, galit Celofanas TV įskaityti, OpTV, Skirmantas Malinauskas, yra pilna kanalų įvairių, kurie turi galbūt įvairias irgi savo pažiūras apie visus dalykus vykstančius pasaulyje. Tai bet būtent, įsirinkit savo, kur jums įdomu klausyti, čia ne žinių laida, čia tiesiog aš atsisėdę savo namuose, pasakoju taip, kaip aš įsivaizduoju pasaulį, nenoriu niekam blogo. Man svarbiausia, man nesvarbu, jūs galite būti už vieną pusę, jūs galite būti už kitą pusę, galite būti blogas žmogus, galite būti geras. Man iš žmogaus, ko reikia, kad atėjus dieną X, jūs būsit čia kartu, būsit lietuviai su manim, gintumėt savo šalį, padėtumėt savo žmonėm. Man, jeigu jūs šitas savybės turit, man užtenka. To aš neteismas, ar jūs blogas ar geras, aš neteisiu ir aišku, ir ant šito žmogaus irgi nelabai varysiu tiesiog. Nes pakankamai ir aš jaučiau pagarbos, nebuvo net nei asilė, nei kažką, tiesiog dažniausiai naudojamas žodis, kad atbukę, jūs esat atbukę. Tai vat, čia nauja laida kvailiams atsakiau, ne. Ar interpretacijų būrelis su pamokymais, kaip reikia galvoti? Aš manau, kad mano mąstymas yra pakankamai teisingas, bet aš tikiu tiesiog kiekvieno žmogaus savarankiškumu ir aš sakau savo mintis ir manau, kaip ir aš iš skirtingų šaltinių atsirenku informaciją ir jeigu žmogus blaiviai mąsto, jis atsirinks iš manęs irgi tai, kas jo požiūriu yra naudinga, kaip jis supranta ir kas jam yra tiesiog, kas jam paranku. Taip, kitas sakinys, dievuliau, jums ten tikrai stogą rauna Lietuvoje. Kasdien po naują ekspertą. Jums ten Lietuvoje. Tai ką aš galiu sudaryti nuomonę, kad žmogus tikriausiai yra emigravęs arba netgi rašo su Google Translate iš užsienio. Bet tikriausiai žmogus yra emigravęs arba ilgam kažkur išvykęs, nes mums stogą rauna Lietuvoje, o ten, kuris yra stogų turbūt nerauna. Kasdien po naują ekspertą, tai vėlgi, čia mano toks kaip video blogas, aš ne ekspertas, aš tiesiog pilietis, manau, turiu ir aukštą įsilavinimą ir daug domiuos, daug skaitau, daug visur buvęs, daug visko matęs ir tiesiog dalinuosi taip, ką manau. Manęsgi nežiūri 100 000 žmonių, mane vat, jūs, kurie pažiūrit, aš labai džiaugiuosi jumis ir man užtenka. Taip, tikiuosi lietuviai atsipeikės ir prezidentą rinks savo nuožiūrą, o ne kažkieno kito. Tai aš absoliučiai nepasisakiau už jokį prezidentą, tikrai pasisakysiu ir apie kitus kandidatus. Ir aš tikrai kol kas nežinau net už ką pats norėčiau balsuoti, už ką balsuosiu ir neturiu nuomonės, lauksiu visokių debatų ir panašiai. Tai manau, kad tikrai kiekvienas turi savo nuomonę ir balsuoti už tai, kas jums patinka. Taip, toliau seka sakinys, balsuos savo nuožiūrą, o neseks tokių žmonių nuomonėmis, kurie mano, kad Šimonytė gerai kažką daro. Gerai, dabar sugriausiu visas svajonės komentatorius. Aš nepalaikau Šimonytės, manau, kad dabar valdžia, Ingrida Šimonytė yra Lietuvos premjerė, jinai kaip ir atstovauja konservatorių pusę, nors oficialiai, kiek žinau, nėra jų narė.
Tai labai prastai, aš tai pavyzdžiui, pakalbėkim trumpai apie šių dienų mūsų valdžią. Lietuvoje valdantieji yra konservatoriai, kurie yra koalicijoje. Koalicija yra skiriama tam, kad būtų surenkamas tinkamas kiekis balsų kažkuriem įstatymam priimti. Kaip žinom, turi balsuoti daugiau negu pusė, kad įstatymai būtų priimami dažniausiai. Tai į koaliciją konservatoriai ėjo su Laisvės partija, su Liberalų sąjūdžiu ir dar keliom mažesniam partijom, turinčiom mažiau narių. Ir tos kitos partijos eina į koaliciją tam, kad galėtų dėrėtis, kad būtų priimami ir jų įstatymai, kad konservatoriai prabalsuotų, tarkim, už liberalių partijų idėjas ir panašiai, jie ten tarėsi. Tas ir yra politika, tarimasis, diskutavimasis. Diskutavimas, aišku, labai keistai skamba, čia tik Lietuvoje turbūt taip, kad konservatyvi atseit partija jungiasi su liberale, kas yra skirtingos pasaulėžiūros, bet viskas dėl to, kad tiesiog abiejose partijose jauni žmonės ir ten atseit viens kitą labiau supranta ir neina ten su tom senų vilkų partijom. Tai čia toks jau tos pažiūros atrodo nebėra svarbiausias dalykas šių dienų politikoje. Tai ši valdžia labai nuvylė. Mano, kaip daug jaunimo balsuoja už liberales partijas, mano daug draugų irgi kalba, va čia balsavom už liberales, už Laisvės partiją, bet kokios laisvės, kokios atsirado, nieks plika akimi nemato. Aš esu prieš alkoholio vartojimą, prieš panašius dalykus, prieš narkotikus ir panašiai, bet man tas dalykas, kad pas mus sekmadienį iki 3 už tave kažkas nusprendžia, tu norėsi atsigerti kažko vakarė ar nenorėsi, man jau parodo, kad Lietuvoje nėra valdžioje liberalių jėgų. Nuvažiuoji bet kur į Lenkiją, į ten Latviją, važiuoji per Čekiją, visur visą parą. Jeigu ten užsinorėsi, ten kolonėliai pasimsi. Čia pas mus vis dar ta tokia draudimų politika ir čia suprantu, kad tai yra iš praėjusios valdžios, bet dabartinė valdžia nieko nepadarė, kad tie draudimai pasinaikintų. Sakytų, neturim laiko, bet kiek čia laiko užtrunka. Svarbiau apie mygtuką 1,5 metų pakalbėti paspaustą. Taigi nieko liberalaus, nieko neprimta. Nežinau, parašykit, gal kažko aš nežinau, gal kažkas labai pasikeitė su šita valdžia iš liberaliosios pusės. Aš tai vieną dalyką supratau. Aš visada galvau, kad liberalios partijos atstovauja žmogaus teisės, laisvės ir panašiai, bet dabar ką supratau, kad liberalios partijos atstovauja verslo interesus, didelių korporacijų. Aš kai kažkada tikrai esu balsavęs už liberalias partijas ir su kokiu aš mintim, nes irgi skaitydavau tos visus lankstinukus, kad čia verslui bus gerai ir aš galvojau, aš verslas, aš ūkininkas, man čia bus gerai. Pasirodo, aš supratau po to, kad aš ne verslas, aš ne verslininkas. Verslai yra tie su kuriais aš negaliu konkuruoti, kurie siekia, kad būtų sumažinti tokie kaip mano, tarkim, ūkiai. Ir aš balsavau už priešingas pažiūras, negu turėčiau balsuoti. Ir aš matau, kad dabar lopsta tos didžiosios organizacijos, prekybos centrai, kainos auga ir čia tikrai jie neatstovauja mažų žmonių poreikių, jie atstovauja didelių verslų poreikius, dėl to aš esu nusivylęs šią valdžią. Konservatorių irgi, turiu draugų medikų, šį savaitgalį iš vis sutikau draugą gatvėje ir mes prakalbėjom gal 1,5 valandos tiesiog gatvėje, jis yra iš medikų bendruomenės, dirba greitoji pagalbai, pradėjo pasakoti, kokius valdžia irgi priiminėjo ši valdžia reformas naujas, kaip medikai išeidinėjo vienas po kito iš darbų. Čia prieš kelias savaitės iš Santariškių 5 vadovai iš skirtingų skyrių išėjo, nes tos reformos tiesiog skatina medikus išeiti iš darbo, medikų mažėja, kas yra vienas svarbiausių sričių - sveikatos apsauga Lietuvoje, kur žmonės gelbėja gyvybės, žmonių sveikatas gerina ir dabar kaimuose iš vis mažose miesteliuose nebeliks to jokių medicinos įstaigų, viskas koncentruojama į miestą, į didžiasias, kas užims ir laiko keliauti, jau irgi jis pasako, kad dėl tų reformų
mama negalėjo gimdyti kažkur arčiau, ar iš Ukmergės, ar iš kur dabar tiksliai nepasakysiu, turėjo važiuoti į Vilnių, didelį kelią gimdyti, pakliuvo į avariją irgi ir tokie dalykai, taip pat sumažintas finansavimas medicinos įstaigom, nekylančios algos, medikai turi, pats man kolega pasako, kad turi dirbti per 3-4 darbus su kitais etatais, tai tikrai mane šitie dalykai pakankamai sugrečia, nes manau, kad čia vienas svarbiausių ryčių, dėl to, kai vyks dabar nauji rinkimai, tikrai, kai skaitysiu partijų programas, pats negalvojau, kad man tai bus svarbu, bet kreipsiu didelį dėmesį, kas žadama medikams ir kitoms mažesnėm visuomenės grupėms ir kas atstovaus tą paprastesnį žmogų, o ne įmonės versus ir panašiai. Tai tikrai dekonstruoju, nesu aš už Ingridas, kaip vadinama, ir atsiprašau, jeigu sugrioviau jūsų nuomonę arba įsitikinimą, kad taip yra. Ir pabandom paskaityti toliau dar, ką čia rašom. Kažkaip laikas greit eina, atrodo daug temų, bet tikrai pradėjau nuo tokių, kur svarbiausių, manau, įdomiausių, ypač apie Kalėdas. Tai va, nelabai suprantu, iš kur jūs ekspertai lendat tokie. Mane pagimdė mama. Gimiau Radviliškio rajone, Baisogalai, tai va iš ten ekspertai tokie. Baigė. Lietuviai, žiūrėkit Independent Media, kur kalbina žurnalistus ir žmonės, kurie ne šiaip sau šneka iš dūdos. Pritariu, reikia skaityti Independent, reikia skaityti įvairią spaudą. Nenori būti politiškas ir rinktis pusių, bet tiek daug dėmesio skirta Vėgėlei. Praeitą laidą, sakyčiau, tikrai nebuvo daug dėmesio skirta, bet skirta Vėgėlei, nes jis buvo tik ką paskelbęs, kad kandidatuos, jis yra vienas iš didžiųjų kandidatų, vienas iš įdomiausių, dėl to trumpai aptariau, man, kaip ir sakiau, nepatiko, kaip jis atsirado, dėl šiuolaikinės medicinos neigimo. Aš pasakiau tokią savo nuomonę ir tikrai pasakiau, kad jis įdomiai šneka, yra įdomus žmogus ir nebejotinai įsilavinęs ir gudrus. Tai kartais pamelavo, ką akivaizdžiai mačiau pats žiūrėdamas vieną laidą. Tai va, ar tik ne Jakilaičio draugas būsi? Čia sakyčiau pagirimas. Turbūt vienas geriausių, jei ne geriausias Lietuvos žurnalistas. Ir Edmundo, jeigu žiūri, mielai susipažinčiau, norėčiau būti Edmundo Jakilaičio draugas. Taip, tada dar apie kitą video. Čia labai daug. Labai apie Palestiną. Jis žmogus sunervavo mano mintis. Žydai, jeigu ką, ne šiaip sau patys nuplaukė ten, jungtinės tautos pasiūlė juos ten apgyvendinti. Čia su kabutėm, tai nesigilinkim, ką čia norėjau pasakyti. Logika pas jūs po nulį. Ar jums patiktų, jeigu pas jūs atvežtų, čia apeliuoju tai, kad aš sakiau, kad nepasakiau, kad labai blogai, kad atvežė žydus Didžioji Britanija apgyvendinti teritorijų, kurioje gyveno palestiniečiai, žmogus man rašo, o jums būtų nieko, jeigu pas jūs būtų atvežę indėnus į Lietuvą. Tai kas dabar vyksta? Dabar irgi 200 000 atvykėlių keliauja čia baltarusai, rusai, bet žiūrėkit, mes nesipriešinam niekam. Tai tikėkime, kad jie taip neįsikurs, kad vėliau nebandys mus įstumti šitų žemių. Aš labai tikiuosi, bet čia aišku, jeigu kas nežiūrėjo antro epizodo, pažiūrėkit, būtinai ten labai daug diskutuojama apie migraciją į Lietuvą, apie kylančias grėsmės, tai tų grėsmių yra, aš sakau. Jeigu pas mus atvežtų indėnus, žiūrint kiek indėnų. Amnesty International, Human Rights Watch ir visi žino, kad viskas, kas ten vyksta ir Izraelis, ką daro Palestinoje, yra nelegalų siena postai ir totali blokada, maisto ir vandens kontrolė. Aš niekada nesakiau, kad Izraelis kažką gero daro Palestinos atžvilgiu. Taip, aš sutinku, kad yra blokada, kad yra visiška okupacija, kad žmonės ten negali gauti pačių reikalingiausių produktų ir medicinos paslaugų ir panašiai. Aš pasakiau, kad abi pusės yra kaltos. Aš nesakiau, kad Izraelis yra geras. Aš kalbėjau apie tai, kas įvyko po spalio 7 ir aš irgi skaičiau daug apie Palestiną, kad ten yra
kad tikrai tie žmonės, palestiniečiai, ten gyveno nuo senų laikų, ten kūrėsi, aišku, jie kaip ir buvo paminėta, neįkūrė ten kažkokių valdžios institucijų, neįtvirtino savo statusą, bet taip, žmonės, palestiniečiai, aš neneigiu, kad jie yra, kad jie buvo, bet tai dabar žmogus, kuris čia komentuoja, o ką reiškia tas išpuolis spalio 7, kai išeina su peiliais, kodėl užpuolė muzikos festivalį. Gražus muzikos festivalis, aš pats norėčiau tokiam sudalyvauti, jauni žmonės, visi gražus į dykumą, klausyti muzikos, išvažiavo, atskrido su parasparniais, iššaudė, išpjovė žmonės. Kas čia yra? Čia gerai? Ne, aš sakau, yra pusės neteisios, bet tai, ką dabar padarė Palestina, tai padarė Hamas, jiegi prisipažįsta. Hamas yra oficiali Palestinos valdžia. Tai tada palestiniečiai turėjo eiti protestuoti, išmest Hamasą. Jeigu visi ten yra didžioji dalis geri žmonės, įvestų savo kariuomenę, tartus kažkaip bandytų eiti per politinės dalykus, na aišku, jie ir bandydavo ten. Aš iš dalies suprantu juos, jie yra tikrai, tuoj paskaitysiu komentarą, čia man atrodo galėsim pritempti prie to. Yra begalė dokumentikų apie tai, užtenka panorėti sužinoti iš pirmųjų lūpų, iš tų, kurie ten buvo ir tai matė, o ne famous wannabe ekspertų YouTube. Famous wannabe. Nuomonės reiškimas nėra nei faktai, nei istorija. Jau tiek interpretacijų, kad net baisu. Kiek jūs karų pramegojat? Ką, pirmas karas, kai užpuolė Ukrainą? Ne, tikrai ne pirmas karas. Tų karų buvo daug, dėl ko mes taip analizuojam ir domimės šituo karu, nes tai yra visai netoliese mūsų, tai yra priešas užpuolė Ukrainą, kuris yra rizika, kad mus galėjo užpulti arba dar kažkada gyvenime galės užpulti. Dėl to čia yra mūsų asmeninė savisauga, dėl to mes kalbam apie tos dalykus, kurie yra arčiausiai mūsų. Ir aš puikiai suprantu, karai vyksta nuo senų senovės ir jų visur daug, bet būtent, kad aš visų karų negaliu, aš negaliu padėti karui Afganistane, Irake ar kažkur, aš negaliu, nes ten yra labiau jų reikalai ir jie turi apie tai domėtis. Aš domiuosi tai, kas yra dabar čia, kas yra šalia Lietuvos, kokius pavyzdžius galima pasimti, kad pas mus taip nebūtų. Čia labai logiška, kodėl mes tiek kalbam apie karą Ukrainoje, nekalbam apie kitus karus, bet tikrai mes nebuki, nekvaili, žinom, kad pasaulyje vyko ir vyksta karai. Tiesiog dabar mūsų sukrėtė, kadangi viskas čia atsitiko taip arti, taip šalia ir taip artima, nes kadangi ir pati tauta pakankamai yra broliška mūsų. Taip, ką tik paminėjau apie Iraką, Afganistaną ir visą kitą, nei sapne negirdėjo turbūt jūsų Lietuva. Vėl žmogus paminė, kad jūsų Lietuva. Tai nesuprantu, ar jis išradėjęs Lietuvos, ar čia rašo ne lietuvis, bet tiek to reaguojame į komentarus. Tai ir šitas prasidėjo tik dabar, nes jūs iki širdies gelmių šokiravo TV3 televiziją. Pilna video ta tema iš palestiniečių ir žydų, kurie jau 2 mėnesius visame pasaulyje protestuoja prieš genocidą, kurį vykdo Izraelis. Taip, pasaulyje vyksta protestai ir taip šitos žudynės turi liautis. Aišku, kas skelbia Palestinos valdžia, tai nebūtinai gali būti tiesa. Jie dabar skelbia, kad žuvo jau nuo spalio 7 20 000 žmonių, iš kurių pusė vaikai. Bet kuo skiriasi nuo ankstesnių susirėmimų, kad šį kartą labai matau mažai nuotraukų, video medijai, kur būtų to įrodymai, kad tiek daug žuvusių. Taip, matom daug sužeistų, kruvinų žmonių, bet seniau sklisdavo ir žuvusių nuotraukos. Dabar be abejo žūsta žmonės, bet ar 20 000 galėjo jau žūti, čia irgi nenoriu interpretuoti tokia tema. Ir tikriausiai galbūt sužinosim iš tikrųjų, kokia yra tiesa anksčiau ar vėliau. Jeigu ką, tai 1948 metais vyko ne karas, o genocidas, kuris vadinasi Nagba. Istorija prasidėjo spalio 7 dieną. Tai kas yra Nagba, galiu irgi paaiškinti, aš tai žinau, kas tai yra. Tai 1948 metais, gegužės 15 dieną, 14 atvyko Izraelis įsikūrė, o 15 dieną prasidėjo ta Nagba, vadina palestiniečiai tai, kad yra tai jų katastrofa tautos, nes
tuo metu, kai Britai įkeldino žydų tautą į tas žemės, kur tuo metu gyveno arabai, palestiniečiai, tą dieną, 48 gegužės 15, buvo išvyti iš savo namų gal 800 tūkstančių, tarp 7 ir 800 tūkstančių palestiniečių. Turėjo palikti savo namus, išvažiuoti į savo gyvenviečių, kitur ieškoti, kur prisiglausti, mažesnėse teritorijose, kur su didelė kitų žmonių koncentracija. Tai tikrai, aš suprantu, iš palestiniečių pusės tai buvo žiaurus laikai, žiaurus dalykas. Tada jie iš karto 5 arabų kariuomenės skirtingos užpuolė Izraelį, prasidėjo kovos ir taip atsitiko, kad Izraelis tas kovas laimėjo ir dėl to ten pilnai įsikūrė ir dar per to karo dėka dar atkovojo dar žemių. Tai aš tikrai nepalaikau šito dalyko ir tikrai čia galima sakyti, abiejų pusių nepalaikau, abi palaikau, nes kaip ir toliau komentaras, istorija neprasidėjo spalio 7, statistika yra aiški, Izraelis per 75 metus okupacijos nužudė 1000 palestiniečių. Sutinku. Parašėt komentarą, aš su juo sutinku. Vėlgi paminima, kad labai jam patinka matyti, kiek yra atbukę Lietuvoje žmonių. Ir kad laikot vienus vertesnius gyventi už kitus. Tai taip tikrai nėra. Gyvybė yra kiekviena labai svarbi ir tiesiog labai sunku pasirinkti pusę, kai ir tie žudo vienus, ir tie žudo kitus. Tai nepalaikau, bet kažkaip turi pasibaigti šitas dalykas. Kiek gali tęstis. Nežinau, kaip tai pasibaigs, man tikrai patikė, kad man norisi, kad pasaulyje vėl įsivyrautų taika ir pats būtų mūsų didžiausia problema COVID-as. Pamenu, atrodė, kad nieko pasaulyje negali būti blogiau kaip COVID-as. Kaukės, čia negalim į parduotuvę, ten nevyksta sporto renginiai, pasirodo gali. Tai labai norėčiau, kad grįžtų laikai tokie, kad blogiausias pasaulio dalykas būtų lygos, o ne karai, žudimai ir panašiai. Tai dar kartą pasikartosiu, nepalaikau nei vienos, nei kitos pusės. Galbūt galėjau palaikyti labiau palestiniečių pusę iki tol, kol spalio 7 tūkstančiai jų neišbėgo su peiliais, su šautuvais ir nepradėjo nekaltų žmonių, nekaltų paauglių, festivalio dalyvių skersti tiesioginė ta žodžio prasme. Tai tiesiog šita tema yra labai... Irgi jo gali būti daug interpretacijų, bet esmė viena, kad turi tai liautis kuo greičiau. Ir Izraelis kovoja už savo taisyklės, už savo teisybę, už savo šalį. Palestina, aišku, turi mažai galimybių tam, bet bando kažką irgi daryti. Bet jeigu jie norėjo kažkokių laisvių, tai kelias buvo absoliučiai neteisingas, kurį jie pasirinko spalio 7 dieną. Taigi komentaro pabaiga. Taip, čia. Kontentas tokiems patiems kaip bernelis, kur viskas į vienus vartus ir kaip norisi. Viską šitą dabartinę žiniasklaidą rodo per teliką. Tai va, šitas kontentas yra tokiems kaip aš, tokiems patiems. Tai jeigu esate tokie kaip aš, labai džiaugiuosi. Tai šitą komentarą aš taip paskaičiau, nenoriu labai plėstis su tais komentarais, tai vieną norėjau paskaityti, nes tikrai žmogus padirba prie komentarą, tikrai man malonu, kad viską peržiūrė. Daugiau komentarų neanalizuosiu, nes dabar jau virš valandos filmuojam ir dar nepasakęs aš kelių temų, apie kurias norėjau pakalbėti. Aišku, apie kai kurias ir nepakalbėsiu, apie svarbiausias, manau, šių savaičių aktualijas dabar jau pasisakiau. Tai komentarams skiriam laiką paskutinį kartą. Čia aš tikrai nebandžiau kažkokio dekonstruoti ar kažką, tiesiog, kad tas komentaras nebuvo taip, kad žmogus gal labai buvo prieš nusistatęs, bet kad nebuvo, kad čia labai daug kitokia nuomonė negu šito komentatoriaus. Tai dar norėčiau pabaigai apie labai džiaugsmingą ateinančiams metams naujieną, kad jau atvykęs pasirašė dokumentus Vokietijos gynybos ministras
dėl brigados aš pirmoje laidoje sakiau, kad 3,5 tūkstančio karių į Lietuvą atvyks Vokietijos po 4 metų, antroje laidoje. O tai visgi 5 tūkstančiai su tankais, su gera technika, tai tas mūsų saugumo atgrasimui pulti mus yra fantastiškas dalykas. Įsivaizduokit, bus 5 tūkstančiai vokiečių karių. Lietuvoje bus ne tik jų technika, bet dar bus ir jų šeimos, vaikai, kurie čia lankys mokyklas, darželius. Tai jeigu kažkas kažkada galėjo pagalvoti, kad vat, mūsų čia negintų vokiečiai, mes tie lietuviai, ką jam. Tai dabar įsivaizduokit, jei kažkas atsitiktų, čia yra daugybė jų žmonių, kurie bet kokiu atveju vokiečiai turėtų ateiti, ginti savo žmonės, padėti savo kariams, savo karių šeimom. Ir dėl to tas saugumo garantas bent man viduje tampa dar didesnis. Čia nežinau, už ką mums tai pasisekė. Vokiečius dabar turim pradėti labai gerbti. Jie atrodė karo pradžioje tokie pasyvesni ir Ukrainos klausimais parama ten ir galvoja skirt tankus, neskirt. Dabar jie ir Ukrainos klausimų dvigubina paramą, kol kiti galvoja tik apie savo dažniausiai rinkimus. Dabar žmonės, kadangi yra pavargę, ypač vakarų šalių, nuo karo, nori, kad jų šalis neberemtų Ukrainos, nori, kad labiau koncentruotųsi į savo šalis. Tai kadangi šiemet vien vyks rinkimai, tai labai visi susikoncentravę į rinkimus ir dabar, ką mes dažnai galim girdėti kalbas, tai kad tos partijos, kurios nori būti populiaresnės, kalba vakaruose savo šalise, kad mes neberemsim Ukrainos, kad užtenka, reikia ten taikos, reikia tartis, bet kai valdžios bus išrinktos, aš net nebejoju, kad taip nebus. Ta pati Amerika, jeigu jie įsirinktų Trumpą, tai irgi jis dabar sako, pabaigtų karą per 24 valandas. Nu, jis taip nebūtų. Ir jis dabar kalba savo rinkėjui, savo žmogui, tikrai skleidžia tokią dezinformaciją. Ir netgi manau, kad jeigu ir jį išrinktų, nenustotų parama Ukrainai, nes čia yra ir Amerikos didelis interesas. Tai pasidžiaugim labai tą žinią, kad atvyks vokiečių brigada, neturi nei Latvija, nei Estija tokių galimybių. O mes čia Lietuvoje, turėdami dabar puikius santykius su Vokietija, turėsim ir šią brigadą ir tiesiog liksim amžinai dėkingi vokiečiam. Dar viena tokia trumpa temelė, kur dabar pastebėjau prieš šventes, vėl kyla tokia žmonių biški gąsdinimas. Labai daug atsiranda interviu, kuriuose kalba Ukrainos kariai arba Lietuvos kariai kariaujantis Ukrainoje. Ir jie tikrai yra herojai. Man labai įdomu jų klausyti. Aš pats kaip ir bendrauju su kai kuriais kariais iš Ukrainos, kažkiek žinau giliau ten situaciją. Dabar aišku, nėra jinai labai gera, visko trūksta ir panašiai, bet dabar įkeliami tie interviu iš karių, žmonės ne visada supranta, ką tenka patirti kariams, jie yra įsitempę, jie mato, kaip žūsta jų draugai, jie patys yra sužeidžiami. Ir štai šis reportažas, dabar pasižiūrėkite jį, tai yra Lietuvos karys kariavęs Ukrainoje, buvo sužeistas ir ką jis sako apie Kauno merą, tarkim, arba apie mūsų situaciją. Pasiklausykim. Jums pažadėjau, kad tai pasakysiu ir pasakysiu. Mes turim Lietuvoje valstybės tarnautoją, antro pagal dydį miesto merą Visvaldą Matijošaitį, kuris yra mano asmeninis priešas. Jisai yra Lietuvos priešas. Aš nesuprantu, kodėl dar neiškelta jam baudžiamoji byla. Jisai tiesiogiai remia karą Ukrainoje. Taip gavosi, mane biški sužeidė kare. Vadinasi, tai padarė jisai. Dar kartą pasikartosiu. Viskas, kas dabar vyksta Europoje, viskas yra nukreipta Rusijos pajėgų. Visa politika, visa mūsų vidinė politika. Vėl pasikartosiu, Karfagenas turi žūti. Matijošaitis turi žūti. Kol žmogus neuždarė savo gamyklų Rusija, jisai moka pinigus rusam. Jie naikina mano draugus. Tai jūs jau vien iš žmogaus laikysenos galit pastebėti, kad žmogus yra piktas, susinervavęs, tikriausiai pavargęs ir mes turim puikiai jį suprasti, kad jis matė žiaurių dalykų ir jam turbūt pikta, kaip ir nieko negali padaryti daugiau, kaip negali Europa skirti ginklų daugiau, kaip Rusija toliau
jai mažinamos sankcijos, kaip jie remia kai kurie verslai, kurie neišeina iš Rusijos ir aš puikiai suprantu ir tokius žodžius, kas nors būtų pasakęs kitas, tai tikriausiai būtų jau bylos užleistos baudžiamosios už grasinimus ir panašiai, bet visi supranta, kad tai yra karys, kad yra įsitempęs ir kad reikia reaguoti ramiai ir aš puikiai jo suprantu, todėl tik noriu paprašyti žmonių, kad ne visada reaguokit į karių, kurie ten yra buvę komentarus arba ypač prognozes, nes dažniausiai ir čia Delfi laidoje pas Daivą Žeimytė buvo Ukrainos karys, kuris sakė, kad jūs lietuviai nekovotumėt ten taip kaip mes panašiai ir kad pas jūs jau čia turėtų dabar ateiti, tai jeigu mums šakės, ten ir jums šakės, tai visi kariai, jie dirba savo darbą, jie aukoja gyvybės, jie dirba fronte, bet jie nėra kariuomenės vadai, jie negali numatyti dalykų, kur vėliau eis Rusija. Jie šiaip nemato visos fronto linijos, jie negali tiksliai atsakyti, kaip toliau tęsis karas, gal pas juos trūksta kažko, gal kitur netrūksta. Bet tiesiog tokios jų mintis, kaip kad viskas kiti mes, ateis į jūsų namus. Tai yra absoliučiai ne jų kompetencijoje, jie yra herojai, bet nėra apžvalgininkai ir tiesiog niekas negali nustatyti, kas bus ten kiti, kas bus po 5, po 10 metų, o kai apie tai kalba daug matę ir daug streso ir baimės ir pykčio išgyvenę kariai, tai aš jo suprantu, bet noriu, kad suprastumėt ir jūs visi ir per jautriai nereaguotumėt, palaikytumėt juos, parašytumėt jiem po gerą žodį, jeigu kažkur pamatot, padėkotumėt už tai, kad gina Lietuvą, gina Ukrainą ir palinkėtumėm jiem ramių švenčių, nors tikriausiai galvoju vis tiek tie vaizdai taip lengvai neišeina. Tai ačiū visiems, kas šiandien klausėt, tikrai laukiu kitos savaitės, kitą savaitę filmuosime epizodą, kuris bus naujametinis epizodas ir apžvelgsime visus metų įvykius, įteiksim nominacijas įvairias mano sugalvotas už frazes, už darbus, už blogus darbus, už žmogiškumą ir panašiai, tai būtinai pasižiūrėję šį epizodą paspauskite subscribe mygtuką, kad laiku pamatytumėt ir kitą epizodą, galite prisijungti prie mano Contribui, ten pradėjau kelti dar daugiau informacijos, ką seniau keldavau Instagramą, stories ir panašiai, dabar keliu į Contribui, aptariam kažkurias tos dienos temas ir panašiai, tai tikrai kviečiu prisijungti, labai esu jums dėkingas, kas jau prisijungėt, tikra garbė dirbti jums, su jumis kartu, diskutuoti, bendrauti ir ko palinkėsiu, galbūt kažkas žiūrit jau po švenčių, galbūt per šventas, tai visiems ramių švenčių, tikrai susitaikykit, jeigu su kuo esat susipykę, apkabinkit šeimos narius, nes kai kurie to padaryti negali ir vertinkim tai, ką turim ir džiaukimės tiesiog gyvenimu, kurį gyvename. Ačiū Jums ir linksmų švenčių.